Šiandien svečiuose lankomės pas karaliaus Mindaugo Huzarų bataliono karius, kurie dalyvavo plieninės komandos varžybose. Tai yra kuopos vadas ir kuopininkas, kurie parodė išskirtinę drąsą, norą ir pavyzdį visiems kariams. Plieninė komanda yra binomas. Binomas granatsidžio komandos, kulkosvaidžio komandos, valdymo vadavimo grandinės, skyrius vadas su virššauliu, būrio vadas su būrininku ir kuopos vadas su kuopininku. Tai yra supratimas iš pusio žodžio vienas kitą? Ne. Taip turėjau, nes nesu tas pėstininkas, kuris kasdien eina į taktiką, tai bet kokiu atveju kritiškai mąstantis žmogus visą laiką yra savikritiškas ir nusprendžia, kur stipresnis, kur silpnesnis. Tai vertinant save, žinau savo silpnas ir stipriausias pusės, tai taip turėjau abejonių. Mes esame kuopos vadas ir kuopininkas, binomas, valdymo vadovavimo grandinės kuopoje ir vadovaujantis to principu, kad gali reikalauti iš kario tik tais tada, kai tu pats gebi kažką padaryti arba kai tu pats laikaisi tam tikrų taisyklių arba kai tu pats dalyvauji kažkur. Nusprendėme sudalyvauti šiose varžybose, kad galėtume parodyti pavyzdį ir vėliau galėtume reikalauti iš karių dalyvauti ir atlikti veiksmus, kurie yra reikalingi kasdienėje mūsų veikloje, taktikoje. Tai nežinau, kad yra čia pirmas iš tikrųjų sugalvoja tą dalyvavimą, ar aš, ar kuopos vadas. Tai tiesiog tarpusavį išėjom ir šiaip dalyvaujam būdam pavyzdys kuopos kariams, kad ir jie siektų to pavyzdžių ir nebijotų dalyvauti varžybose, nesvarbu kokia tai yra jų profesionalumo lygis. Tai svarbiausia yra dalyvauti, po to laimėti. Daugiausiai jėgų ir laiko tikriausiai sudegina, jeigu taip galima įsireikšti, orientacinis, nes yra posakis, nedirba smegenys, dirba raumenys. Tai daugiausiai smegenų ir raumenų sudeginam orientacinėme, būtent atlikę vieną arba padarė vieną klaidą. Tai tikėtina, kad ši rungtis pareikalavo daugiausiai fizinių ir protinių pastangų. Sunkiausia rungtis tai buvo sportas, prisitraukimai, kariuomenėj nedarom, nėra atsiskaitimo prisitraukimų, tai šitą rungtis man ir pakišo koją, ko pasakoju, išgelbėjo mane porininkai. Apie pasidavimą minčių nebuvo, nes tai jau kaip ir toks garbės, sakyčiau, arba prestižo reikalas yra užbaigti varžybas. Na ir kitas dalykas, kai tu dalyvauji varžybose ne individualiai, ne kaip atskiras individas, o komandos sudėtyje, tai tu ne tik apie save galvoji, bet ir tuo pačiu nenori nuvilti savo porininko. Tai realiai visų varžybų metu motyvacija didžiausia buvo nenuvilti porininko, nenuvilti padalinio, nepridaryti gėdos išvažiavus į varžybas atstovaujant husarų vienetą. Na, aš pasakyčiau, kad jis klysta, dėl to, kad daugelis kariuomenės padalinių, vienetų siūlo ateiti į kariuomenę ir išbandyti save. Kariuomenė turi daug testų, kojinės granatos mėtymo testų, kojinio šaudymo įgūdžių testų, karinio fizinio parengtumo testų. Ir čia yra testas, kuris nenulėmė nieko, galima sakyti, jis nenulėmė kario paskatinimo, jis nenulėmė kario ateities iš skatinimų kursų prizmės, bet jis sudaro puikias sąlygas ištestuoti, išbandyti save, suprasti, kur tu esi šiandieninės karybos kontekste, kur yra tavo silpnosios ir stipriosios vietos. Ir tai yra nemokama. Nėra tokių dalykų čia neman. Tai yra viskas tau ir paprasčiausiai geriau gailėtis, kad nepasisekė, negu gailėtis, kad nepabandyti. Tai kaip ir minėjau, jis kompensuoja bėgimu, aš prisitraukimais. Aš sportinėje rungtyje, jis granatų mėtyme, nes ne visiems pavyko sumėtyti granatas ir iš viso pataikyti kažką granatų mėtymo rungtyje. Šitoje rungtyje pasižymėjome, sakyčiau, solidžiai kuopininko dėka.
Tikriausiai labiausiai įsimintiniausia, apie ką karts nuo karto dar pakalbame arba prisimename, tai orientacinis žygis, kurio metu be perstojo žliaugė lietus. Stipriai žliaugė lietus, kai tu realiai porą metrų priešais save nieko nematai. Ir pavargęs, šlapias, bet vien su kitu vis dar kalbėdamėsi, palaikėme viens kitam gerą nuotaiką ir tęsime toliau. Tas pats orientacinis, tiesiog 6 ar 6,5 km azimutu javų laukų per lietų. Aš jaučiau įrodęs kažką savo. Varžybos, tai kaip ir minėjau, yra testas. Prieš kiekvieną testą stengiasi įrodyti kažką arba kitam, arba savo. Tai būtent šitas testas buvo įrodymas savo. Kad pirma, aš galiu tai padaryti, antra, kad galiu tai padaryti ganėtinai solidžiai ir trečia, kad galbūt išsiskyrėme iš kitų tuo bendru amžiaus, nežinau, čia vidurkiu, kad solidžiausia komanda nepaisant Vaidoto bataliono. Tai 3 dalykai, kuriuos norėjome įrodyti, kad nesam prastesni už žinimą, kad galim tai padaryti ir kad galime tai padaryti ganėtinai solidžiai. Na, apie šitai su kuopininku diskutavom, kad tiek aš, tiek jis negalėtų to pasakyti kaip vieno sunkiausio, bet kad tai buvo iššūkis, taip, bet ne pats sunkiausias. Ne pirmi metai kariuomeniai, ne vieni kursai kariuomeniai, kurie pareikalavo tikrai nemažai praktikus ir psichologinio iššūkio. Dalyvavimas varžybose, būtent šitose varžybose, gal net nebūtent šitose varžybose, apskritai dalyvavimas visokiose varžybose, renginiuose, kurie priverčia išeiti iš komforto zonos, jie sukuria pridėtinę vertę tiek man, tiek padaliniui. Tai pridėtinę vertę padaliniui mes kūrėme istoriją padalinio, kad kuopininkas su kuopos vadu kūrėme istoriją, galbūt kai kurie kūrė istoriją laimėdami varžybas, kūrėme istoriją asmeninę kartu su prisiminimais. Nes niekada neprisiminsi po 10 metų tarnybos, kaip tu leidai laiko rašydamas planą konspektą. Niekada neprisiminsi po 10 metų, kaip tu žygiavai galbūt rikiuotės aikštėje kiekvieną pirmadienį. Niekada neprisiminsi, kaip tu dalyvavai eilinėse krepšinio varžybose tarp kuopų, bet prisiminsi būtent tuos momentus, kurie tavo tarnybos eigoje buvo sunkiausi, kurie buvo pareikalaujantis daugiausiai, nežinau, protinio darbo, fizinio darbo. Prisiminsi tuos momentus, kurie tau buvo sunkiausi. Dalyvavimas tenais, tai visų pirma, norėjau parodyti pavyzdį savo kariams, kuopos kariams, tai tas pavyko, o kitas tai tiesiog iš tokių dalykų susideda patirtis. Kiekvieną dieną išmok bent 3 dalykus arba patobulink ir tavo bus patirtis neįkainojama. Faktas, prasme, kaip ir minėjau, į šitą renginį žiūrėjau kaip į testą. Po šito renginio identifikavau galbūt spragas arba sisteminės klaidas, kurias aš darydavau fizinio rengimo metu, sisteminės klaidas, kurias darydavau taktinio lygmens pasirengimo metu ir identifikavom daug išmoktų pamokų, kurias stengiamės integruoti savo karinėme rengime ir stengiamės integruoti pasiruošiant sekančiams varžyboms. Supratome, kad bendras fizinis parengtumas yra šiek tiek plačiau negu 3 pratimai ir tai stengiamės orientuotis ir adaptuoti savo kasdienėme fizinėme pasirengime. Norim kažkiek biškį būti vikresniam, tai jeigu nori tobulėti, reikia truputį kentėti. Dalyvauti ir norim sudalyvauti, ir planuojam sudalyvauti, nes tai yra nekasdienis renginys, nemokamas renginys,
kuriame galime prasitestuoti, susipažinti su nauju kolektyvu, Geležinio Vilko bendruomenė, stipria Geležinio Vilko bendruomenė, praplėsti akiratį vykdant įvairiausias rungtis ir suprasti, kokiame lygyje esame dabar. Visiems, nes dalyvaudamas kuri savo prisiminimus. Jeigu tu planuoji patarnauti 5 metus, išeiti ir išmesti viską į šiukšlių dėžę, tai yra viską, kas susijęs su kariuomenė, tai yra ne tau. Bet jeigu tu planuoji ir žiūri į kariuomenę kaip į savo, ateities, kaip į savo ateitį visą, ir tu nori iš to ištraukti prisiminimus ir kažkada senatvėje kažkam kažką papasakoti, galbūt net ne senatvėje, o po keliarių metų pasidalinti savo tarnybos įspūdžiais, patirtimi, tai tu turi dalyvauti visur, ką tau siūlo kariuomenė. Tai siūlyčiau visiems. Turėtų dalyvauti visi, nėra kažką tik tai vadų grandinė ar kulkosvaidžio granatsvaidžio komanda. Netgi draugam iš skirtingų skyrių, skirtingų būrių gali dalyvauti. Tai vien dėl to, kad patikrinti savo ryšį su draugais ir norint tobulėti, nereikia niekad stovėti vietai. Psichologinis galbūt sunkesnis buvo prieš varžybas, bet fizinis buvo per pačias varžybas. Tiesiog psichologinis baigės tada, kada prasidėjo varžybos, o fizinis baigės tada, kada pasibaigė varžybos. O koks psichologinis spaudimas prieš varžybas? Tai nežinomybė, kas bus, ar tu galėsi, ar tu pajėgsi, bet tiesiog pasistatai save nepatogią padėtį, kuo greičiau ateina pradžia, tuo greičiau ateina pabaiga. Sakyčiau, kad fizinis krūvis, tai tikriausiai, kad kiekvienoje komandoje kiekvienas komandos narys turi stiprių ir silpnųjų pusių. Tai man labiausiai nepatinka, sakyčiau, bėgimas su ekipuotė. Kopininkui labiausiai nepatinka pristraukimai su ekipuotė ir vienas kitą bandėme kompensuoti, mitiguoti iškilusias dilemas ar iššūkius, bet fiziniai, neprotiniai. Plieninės komandos varžybos jau greitai. Birželio 3-4 dienomis susitiksime Birutės Ulonų batalione. Gal jūs būsite sekantis dvejetas, kuris nugalėsite.